Sveiki visi žygeiviai. Matot, kiek mūsų šiandien, tiksliau vakar, prasidėjo Kamino Lituano per Šakių rajoną, o ne trasos oficialus, kaip netidarimas, bet trasos patikrinimas ir tinka žygiuot. Manau, kad tikrai tiks. Šiandien vedutų žmonės iš Gelgaudiškių į Plokščių miestelį. Ten sutiks bendruomenėmis, kažką papasakot. Tai va, gali būt, kad jau... Negali būt, manau, kad šiais metais jau turėsim ir per Šakių rajoną pražygiavimą tokį, tai va. Nežinau, mūsų apie 40 žmonių eina. Kol kas einam visai tiesiog keliuku, pagrindiniu keliu. Ir po to suksim į Panemunę, tai ten gali būt, kad teks snygais. Tai vakar žmonės ėjo, aš prisijungiau šiandien. Vakar ėjo nuo Kidulių iki Gelgaudiškių. Jiem buvo ten apie 16 km. Šiandien mums apie 14. Kai sakiau, prisijungiau šiandien ir nuvesiu žmonės iš Gelgaudiškių į Plokščius. Tai va, po truputį žygiuojam. Manau, kad daugiau žmonių prisijungs prie šitų kelių, takų, taip sakant, lietuvių turizmų. Labai faina, kad čia turėsim tokį taką, kur galima vaikščiot Panemunėm. Gražiai tiesiog per visą Lietuvą bus galima. Jau dabar, man atrodo, yra kelių, kur galima praeiti visą Lietuvą. Tai va, kas su lazdom, kas su slidėm. Nes sniegų daug. Tai va, kaip sakiau, turbūt vasarą kažkada bus oficialus trasos atidarimas, tada reiks praeiti viską ir sužymėti. Šitą trasą einu šią antrą kartą, įmam pirmą kartą mes gal kokį 7-5 žmonės tiesiog patikrint. Dabar suvažiavo jau, kurie jau žmonės priminėja tas trasas, tiesiog tikrina. Ir po to, jeigu priims, tai eisim vėl, tada nuo Kidulių Plokščiai, iš Plokščių į Šakius. Greičiausiai iš Šakių į Sintautus, Sintauta į Naumiestis, ar ne, ir ten jau bus per trasą, eis jau per Vilkaviškių rajoną. Tai va, tai turėsim nemažą ruožą, kokį 150 km gal apie 2. Vien per Šakių rajoną tokios būtent Kamino Lituano trasa. Dabar, kaip žinote, labai populiarėja visam pasaulyje. Ženklinimas visur vienodas. Tiek gerai šiandien einam pavėjai. Šiek tiek lynoja atlydys. Jau vasarą buvo karšta, dabar šlapia. Tai va, buen camino.